daug kas sako, jeigu aš pasakysiu kažkam savo idėją, iš manęs pavogs. Nu, čia pamenu, kažkuriam iš mūsų seminaro jau kalbėjome. Mes buvome kalbėję, jeigu pamiršate ir jums atrodo, kad idėjos nereikia niekam sakyti, galvokit iš naujo, nes ne idėjų trūksta, o įgyvendintojų trūksta. Ir idėjas savaime mažai ko verta. Yra vertas jos įgyvendinimas. Ir tai, kad jūs, jeigu jūs kažką pasakysite, net ir pietam, jūs realiai pragalvojęs esate daug daugiau. Ir kitas dalykas, etika neleidžia, aišku, gal ne visiems, neleidžia tas kopijuoti idėjas, bet geriausia, net jeigu jūs pasakysite kažkam kitam, tai gal jis sakys, gerai, darom kartu. Tai vėl jums nauda.